Sveiki, mėlėjai, linkėjimai iš Majamio. Noriu jums priminti, kad pasaulis yra didelis ir nuostabus. Šiandien aš jums noriu papasakoti trumpą istoriją apie tai, kaip prieš 10 metų aš buvau labai giliai duobėj, buvau labai sukrimtęs, labai buvau nusivylęs, labiausiai mane erzino klientai, kurie nenorėjo iš manęs pirkti. Jie tokie buvo arogantiški, jie tokie buvo visuomet teisūs. Jūs žinot, kad klientai visuomet yra teisūs. Tačiau prieš 10 metų aš supratau, kad taip toliau negali būti. Aš 20 metų turėjau patirties pardavimų. Aš geriau žinau už klientus, ko jiems reikia. Bet jau tada man taip atrodė. Bet taip neatrodė klientams. Ir aš supratau, kažką reikia keisti. Ir tada aš viską uždariau, išėjau, mes padarėme atsisveikinimo vakarą. 1000 žmonių atėjo į šį vakarėlį ir dabar po 10 metų aš noriu pasakyti, kad per 10 paskutinių metų suradau atsakymą į klausimą, kaip galima padidinti pardavimus 10 kartų. Taip, 10 kartų, nedirbant 10 kartų daugiau. Jolba, aš jums noriu pranešti, kad padidinti pardavimus 2 kartus yra žymiai sunkiau negu 10 kartų. Kodėl? Ogi todėl, kad jeigu jūs norite šiek tiek padidinti pardavimus, jums reikia šiek tiek daugiau dirbti, o jūs ko gero jau dabar esate pavargę. Bet jeigu aš paprašysiu jūs padidinti 10 kartų daugiau, tai jūs tiesiog turėsite atsisakyti senų įsitikinimų, senų metodų, taip kaip aš padariau tai prieš 10 metų. Pirmas dalykas, ką aš padariau, aš pakeičiu savo požiūrį. Aš nustojau tikėti, kad klientai visuomet teisūs. Atvirkščiai, aš giliai įsitikinęs, kad daugeliu atveju klientai nėra teisūs. Nes jeigu jie nenori pirkti jūsų produktą, jie yra neteisūs. Jeigu jūsų klientams jūsų produktas atrodo per brangus, jie yra neteisūs. Taigi, pirmas žingsnis, ką jūs turite padaryti, priimti sprendimą, aš esu teisus, o klientas yra neteisus. Antras dalykas, jūs negalite laimėti žaidimą, žaisdami pagal kitų žmonių taisyklės. Klientai diktuoja mums sąlygas. Jie diktuoja, iš ko pirks, kada pirks, jie diktuoja, kokie mes turime būti, ko jie iš mūsų nori, jie diktuoja. Ir mes pralaimim, pardavėjai pralaimi, o klientai visuomet laimi. Laikas pakeisti taisyklės. Taigi, antras dalykas, ką jūs turite padaryti, jūs turite pradėti žaisti pagal savo taisyklės. O jūsų taisyklės sako, kad jūs priimat sprendimą, su ko dirbti, su ko nedirbti. Jūs priimat sprendimą, kam parduoti, o ką neprileis prie jūsų produktų ir paslaugų. Tai yra jūsų taisyklės, jūsų žaidimas ir tik tame žaidime jūs galite laimėti. Ir trečias dalykas, ką jūs turite padaryti, jūs turite suprasti, kad visi pardavėjai dalinasi į 2 grupės. Turtingi pardavėjai ir varškai pardavėjai. Ir jeigu jūs iki šiol neturite tiek pinigų, kiek norėjot, jeigu iki šiol jūsų atlyginimas netoks, apie kurį jūs svajot, reiškia, jūs kažką darote neteisingai. Sutikite, kad jeigu vienas nuliukas prisidėtų prie jūsų atlyginimų, tai iš tikrųjų iš principų pagerintų jūsų situaciją. Taigi laikas pasižiūrėti į šį pasaulį akimis tų žmonių, kurie iš tikrųjų uždirba daug. Per 10 metų aš pardaviau už ne $1 milijoną paslaugų, kurios yra nematomos, tai yra pats sudėtingiausias produktas ir šiuo metu aš dirbu žymiai mažiau. Per 10 metų aš neišgirdau nė vieno karto žodžių ne. Ir kaip tai galima padaryti, kaip dirbant mažiau, išgyvenant mažiau stresų, turėti geresnius rezultatus, kaip reikia atsibūsti lyg į šventę, eiti į darbą ir žinoti, kad tu esi pats reikalingiausias žmogus šiame pasaulyje, kad tu dirbi tik tai tiems, kurie iš tikrųjų pasiryžę išgirstame. Apie tai mes kalbėsime seminare, gyvam seminare. Aš atvažiuosiu tiesiai iš Majamio, tiesiai pas jūs į svečius ir mes su jumis atskleisim kartu keletą paslapčių, kaip galima padidinti pardavimus minimum 10 kartų. Žinau, kad tai atrodo nerealu. Man labai patinka duoti nerealius pasiūlymus. Man dar labiau patinka viršyti tos lūkesčius, kuriuos tikiuosi sukūriau jau jūsų vaizduotė. Taigi susitiksime Turbo Quattro seminare pardavėjų klube. Iki.